prastas išsilavinimasis, nesimokymas, intelektualinis toksai atbukimas. Jie skatina silpnaprotystės ligas. Taip, šitas pokalbis jis irgi lavina neuronus. Mūsų ar jų? Mūsų. Tačiau kartais sukrenta genai taip, kad Alzheimerio liga, neišvengiamai pasireiškia. Tai būna labai retai. Apie tai net nereikia galvoti. Jokūbai, kai mes susitinkam parke, jūs vaikštot su lazdom. Taip. Ir su šuniuku. O ką jūs burnoje teliuskuojat visą laiką? Burnoje teliuskuoju. Tai aliejų. Laimingi yra tie, kurie nuoširdžiai tiki. O jūs savo akimis matėte tokių stebuklų, kaip beviltiški ligoniai vėl atsistoja? Jo, ne vieną. Ne vieną? Ne vieną. Jūs, pavyzdžiui, gerai miegat? Nelabai. Nelabai? Ne. Nu, va, aš irgi nelabai. Nelabai. Kad ir vaikštom, ir sveikai gyvenam, ir nelabai. Mirtis tai yra vienos materijos formos perėjimas į kitą. Ir kad, žodžiu, nemiršta mūsų. Fizinis kūnas išnyksta, bet kas yra fizinis kūnas? Tai yra autobusiukas. Bet tai jūs prakalbot tą tokią gerąją lenkų kalbą, aukštąją, ar puidzim daug turgus kupinviščiukas? Panašiai. Bet vis tiek. Ne. Lenkijoje galvoja, kad aš lenkas. Gerai. Va taip padaryti, va. Pratintis. Man nepatogu čia dabar daryti. Jums nepatogu. Operatorius gali va šitą. Pabandykit padaryti. Ką tai duoda, kas čia yra? Smegenų skatinimas. Sveiki, mūsų gyvenimas yra toks, kokios jis sukuria mintis, pasakė Markas Aurelijus, o budistai pridūrė, jog niekas labiau nenaikina nei mūsų mintis, todėl nebandykime kontroliuoti to, ko negalima kontroliuoti ir apie tai galvoti. Mano svečias šį kartą mielas gydytojas, mokslų daktaras, visiems puikiai žinomas, daugelio gelbėtojas ir labai mylimas Jokūbas Fišas. Sveiki, Jokūbai. Labas vakaras. Man labai smagu iš čia matyti. Ir dabar jūs man patvirtinkit, ar Markas Aurelijus ir budistai buvo teisūs, mūsų minčių galia yra baisi? Va, matot, labai malonu, kad jūs pradėjot pokalbį nuo Marko Aurelijus. Nuo to vieno iš 5 gerųjų imperatorių. Nuo to stoikų dievo. Dėl to, kad jo išmintis, tai lydi mus visus ir lydės. Jeigu mes būsim pozityvus ir ilgai gyvensim, tai lydės. Ir šita mintis apie mintį. Gerai pasakėt, mintis apie mintį. Tai yra, aukso luitas. Ir žinoma, kad jis yra teisus. Jis beje teisus buvo ir daugelį kitų sričių. Bet kaip jūs paprastai žodžiai žmogui paaiškintumėt, kodėl mintis yra tokia galinga? Paprastai neišeitų paaiškinti, bet taip, paviršutiniškai, vis dėlto žmogaus mintis, tas intelektualinė veikla, ji yra visos evoliucijos viršūnė. Arba iš kitos pusės galima pasakyti, kad tai yra Dievo sukurta karūna, kad viskas remiasi tuo. Ten, kur yra mintis, ten, kur yra mąstymas, ten, kur yra intelektas, ten, kur yra protas, tai ten viskas vystosi, suprantat, ne instinktai, o sąmoningas minties įkūnijimas sukuria tą aplinkinį pasaulį, kur mes čia sėdim studijoje ir taip toliau ir panašiai. Tai yra esmė. Ir tai yra pats didingiausias, svarbiausias, ką reikia pabrėžti, nesakyčiau fenomenas, reiškinys. Žiūrėkit, Jokūbai, jūs tiek metų dirbat su galvom, su neurologija, su žmonėm, kurie ir turi problemų, ir neturi dar problemų. Pasakykit man tokį dalyką, pavyzdžiui. Ar dar šitoje srityje jūs kas nors nustebina? Oi, labai daug kas nustebina. Jeigu imti profesinę prasme, tai žinoma, medicinos revoliucija, naujų technologijų atsiradimas, naujų vizualizacinių tyrimų, magnetinio rezonanso ir kitų visų atsiradimas pakeitė visiškai mūsų darbą. Iš esmės, jeigu aš anksčiau atsimenu, sėdėdavom Santariškių neurologijos centre, skyriuje ir su profesoriumi Visocku, tarp kitko šviesios atminties mano mokytoju, ir aptarinėdavom ligonius
ir kiekvienas turėdavom pasakyti savo nuomonę, kas galėtų pas tą ligonį būti. Ir neprieidavom bendros nuomonės. Ir profesorius sakydavo, dabar išsiskirstom, pasiskaitom, ateisim rytoj ir vėl aptarsim tą ligonį. Na ir kartais diagnozė paaiškėdavo tik tai postmortem. Skrodimo. Tai dabar mes darom vizualizacinį tyrimą ir mes viską matom. Išsėtinę sklerozę, kokius auglius, kokias encefalopatijas, visą tą neurologinę patologiją, kuri anksčiau buvo tamsus miškas ir buvo įmanoma diagnozuoti tik tai, reiškia, patanatomas diagnozuodavo dažniausiai. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, aišku, ir pačių ligonių struktūra šiek tiek pasikeitė, tas irgi stebina. Kai kurios ligos pasidarė labai svarbios dėl to, kad pailgėjo gyvenimo trukmė. Ir anksčiau, reiškia, tokių ligų tai būdavo vienetai, mes per visą gyvenimą susidurdavom ten su kokia Creutzfeldto-Jakobo liga, ar tenai vieną kartą per gyvenimą, arba iš viso nesusidurdavai. Tai dabar, reiškia, jų yra daug, kad, pavyzdžiui, encefalitas erkinis. Mano studijų metais tokia diagnozė, būdavo tolimųjų rytų encefalitas. Tolimųjų rytų. Lietuvoje praktiškai nebuvo, būdavo kokie virusiniai ar bakteriniai meningoencefalitai, bet jie būdavo tokie gana banalūs, paprasti. Bet kad būtų erkinis encefalitas, tai nežinojom tokios ligos. Tai dabar kaip epidemija kokia? Taip, dabar jų daug. Tai žodžiu, yra dalykų, kurie stebina. Ir aišku, dabar dirbtinio intelekto atsiradimas ir integracija palaipsninė į mediciną irgi stebina. Gerąją, blogąją prasme? Gerąją prasme. Galbūt kažkada tai prieisim prie tokio liepto galo, kad jau pradės gąsdinti. Ir kai kurie futurologai apie tai kalba. Bet kol kas tai yra, aišku, tik tai pagalba. Nes didžiulė informacijos kiekį, kad apibendrinti ir staigiai pateikti išvadą, tai čia reikėtų savaitės darbo, pavyzdžiui, knysantis internete ir visa kita, duomenų bazėse, o šitas iš karto jisai pateikia, tau duoda atsakymą ir sprendimo būdus kai kada. Ir tos diagnozės? Bet dar tas nėra pilnai, dar gydytojas turi savo vaidmenį. Tad ir norėjau paklausti, ar intelekto diagnozė ir gydytojo ta pačios, ar jos skiriasi? Ne, yra kai kurie dalykai tokie intuityvūs, sunkiai apibūdinami, sunkiai apibrėžiami racionaliais paaiškinimais, kurie padeda diagnozuoti ir gydyti. Suprantat? O dirbtinas intelektas jis negali visko numatyti. Jis neturi intuicijos. Jis turi tik tai duomenis. Ir jisai dar sako, klysta kartais. Klysta? Taip. Ir mes klystam. Deja. Žiūrėkit, Jokūbai, aš supratau, kad jūs specializuojatės Parkinsono, Alzheimerio, atminties sutrikimų srityje. Dar kelis paminėjo dalykus. Vis dėlto, ar man tik atrodo, ar tokių dalykų daugėja? Ar kaip jūs minėjot, kad žmonės gyvena ilgiau ir daugiau išryškėja tų visų požymių ir tų diagnozių? Žinot, aš pasakyčiau, kad tas jūsų specializacijos tas sąrašas nėra toksai jau tikslus. Aš gydau kaip praktikos gydytojas viską. Taip, tų ligų padaugėjo. Pailgėjo žmonių amžius, sustiprėjo išorinis poveikis į žmogaus sveikatą ir tas sąlygoja tų ligų, reiškia, padažnėjimą. Ir tas yra iššūkis mums, gydytojams. Nes mes turim persiorientuoti, turim susipažinti su patologija ir turim anksti diagnozuoti. Todėl, kad dar vienas dalykas, jeigu kalbant apie tai, kas nustebino, tai naujų gydymo metodų atsiradimas. Ir kada mes sugebam anksti diagnozuoti, tai mes galim tuos naujus gydymo metodus pritaikyti ir padėti žmogui. Padėti, išgydyti. Netgi išgydyti. Išgydyti, dažnai išgydyti arba bent jau palaikyti status quo, kad neblogėtų. Tai yra labai labai svarbu. Žiūrėkit, yra visokių teorijų. Aš kiek ruošdamas iš tam interviu skaičiau, tai pasirodo, nei intelektas, nei kalbų mokėjimas, nei protingos veiklos turėjimas nepadeda nesusirgti šitom ligom. Ne, netiesa.
Netiesa? Netiesa. Nes praeitais metais Lancetas pateikė 12 priežasčių, kurios skatina demencijos išsivystymą. Tai yra įgytos silpnaprotystės išsivystymą. Tai viena iš pagrindinių priežasčių pagal Lancetą. O Lancetas tai yra mūsų, nežinau, kaip pavadinti, kaip pagrindinė žiniasklaidos priemonė, toks medicininis žurnalas, turintis didžiausią reitingą. Ir jo citavimas tai jau yra ten, jeigu ten pakliūni į Lancetą, tai tu jau esi viršui, topiam. Ir tos 12 priežasčių prasideda pirma, tai yra prastas išsilavinimasis, nesimokymas, intelektualinis toksai atbukimas. Jie skatina silpnaprotystės ligas. Taip, jeigu šitaip yra, tai tada Alzheimeris, vaskulinė demencija ir visos kitos formos, kurių yra ne viena. Alzheimeris yra viena iš formų demencijos. Tai yra priežastis. Todėl mokymasis, lavinimasis, treniravimas proto, naujų neuroninių ryšių atkūrimas, neuromediatorių skatinimas gamybos į sinapsę, kur įeina tarp vieno neurono ir kito neurono yra susieina dvi nervinės galūnėlės ir išsiskiria kažkoks neuromediatorius, kuris perduoda impulsą. Tas viskas yra nanoskopiniam lygyje. Tai lavinimas, jis galų gale net ir, pavyzdžiui, šitas interviu, šitas pokalbis, jis irgi lavina neuronus. Mūsų ar jų? Mūsų. Gerai, labai man patiko, būsim išlavėję ir daugiau. Žiūrėkit, labai yra geras anekdotas, kurį jūs esat pasakę. Kas geriau, Parkinsonas ar Alzheimeris? Taip, geriau reiškia, kaip ten tas anekdotas iš šią knygoj buvau jį pateikęs, geriau iš dalies išlaistyti viskio, nieko užmiršti, kur tu pasislėpiai bonką ir nerasti. Taip. O jeigu iš tiesų gyvenime būtų primtai kalbėti, nes šiaip žiaurios ligos, žiaurios. Kas geriau arba kas blogiau, arba nuo ko išsigelbėt galima? Jeigu jūs taip klausimą iškeliat, tai aišku, Parkinsonas geriau. Parkinsonas dažniausiai su judėjimo sutrikimais eina ir su demencija. Bet Parkinsonui gydyti mes turim daugiau priemonių. Ir galima šitą ligą kontroliuoti labiau. Tuo tarpu Alzheimerio lygai visą laiką yra siūlomi nauji ir dabar yra pasiūlytas naujas gydymas, pas mus neprieinamas visiškai, bet ten tas jo gydymas yra stabdomas. Tai Parkinsonas visgi palankiau, ar ne? Taip. Bet jūs paminėjote tą frazę, kad pas mus neprieinama. Jeigu taip apibendrintai sakyt, ar daug kas dar mums neprieinama, jūsų srityje neurologijoje, tai kas yra jau išrasta, atrasta, sugalvota? Ne, nedaug. Globalizacija ir galų gale ačiū Dievui, kad mes gyvenam tokioj išsivyščiusioj šaly, taikioj, tikiuosi ir būsim taikioj, tai praktiškai viską mes galim sau leisti, viską. Tačiau yra tam tikrų gydymo būdų, kurie yra inovatyvūs, labai brangus, tik tai pradėta juos taikyti ir pačioj pradžioje, aišku, jie yra labai, expensive. Brangus. Taip, neprieinami. Tai jos ir ne kožnas amerikonas gali šitą tokį gydymą ar ten koks šveicaras naudoti. Tik tai išskirtiniai. Bet jis yra ir palaipsniui tie gydymo būdai jie bus įdiegti, kaip ir Parkinsono ligos gydymas. Taigi jis prasidėjo tai buvo labai toksai jau sunkiai prieinamas. Ir po truputėlį ir tobulėjo ir kitų visokiausių būklių, kitų visą ligų gydymas, aišku, tobulėja. Ir po truputėlį tampa vis labiau prieinamas. Kraujo, pavyzdžiui, skystinimas. Atsiranda nauji antikoaguliantai, kurie labai svarbus yra. Dėl to, kad dauguma mirščių yra dėl širdies kraujagyslių ligų. Ir kraujo tėkmės pagerinimas tai yra pagrindinis uždavinys. Tai nauji antikoaguliantai, naujos priemonės labai yra, arba, pavyzdžiui, po širdies šuntavimo ar stentavimo,
būtinai reikia skirti vaistus, kurie gerina kraujotaką. Naujų metodų atsiradimas, kurie mažiau komplikacijų ir geriau veikia, yra nepaprastai svarbus. Todėl viskas pas mus yra prieinama, trumpai atsakant. Truputėlį toks diskursas, žinau daug žmonių, kurie vartoja tuos jūsų minėtus antikoaguliantus ir labai skundžiasi tuo, kad paskui eina visas kūnas dėmėm, mėlynom dėmėm ir žmonės sako, nenori jų gerti, atseit jie pablogina tą savijautą bendrą. Taip ar ne? Reti atvejai, tai visko būna. Tai visko būna. Tai nieko tas nereiškia. Visi vaistai, lazda turi du galus. Vienas galas gydo, kitas. Bet tai čia ir yra ars curandi gydymo menas. Ir pono Dievo įsikišimas, atsitiktinumo, taip sakant, įvairių faktorių, kurių mes negalim numatyti, ir gydytojo tobulumas, intuicija, žodžiu, bendravimas su gydytoju. Viskas tas, yra labai svarbu, gydant. O komplikacijų visokių būna. Bet tai čia jokių būdų, kalbos nėra, galbūt antikoaguliantą reikia keisti kitų. Taip aš praktiškai būtų toks atvejis, tai galvočiau apie tai. Arba su hematologais reikia tartis ir taip toliau. Gerai. Dabar jūs man pasakykit, jūs paminėjot, kad yra 12 nurodyta tų požymių, kurie lemia, skatina tas demencinės ligas. Sakykit, o gyvenimo būdas, genetika, stresas yra tarp jų? Žinoma, taip yra. Bet genetika tik tai 30%. Pratat, liūto dalis tai yra vis dėlto gyvenimo būdas. Nes yra tokia savoka epigenetika. Tai yra genai, ląstelė yra toks paveldimas aparatas, branduolyje ląstelės, kuriame yra tos visos ligos yra surašytos kaip 10 Dievo įsakymų. Kaip Talmude. Kaip 10 Dievo įsakymų. Ir pavyzdžiui, tu savo gyvenimo būdų gali paspausti mygtuką ir įjungti tą geną. O gali savo gyvenimo būdų tą geną neleist pasireikšti. Vat yra epigenetika. Ir todėl skaitom, kad tik 30% lemia demencijų išsivystymą. Ypatingai tai liečia vaskulinę demenciją, kraujagyslinę, kuri kyla dėl insulto, dėl smegenų pakenkimų. Jeigu tu išvengi insulto, išvengi miokardo infarkto ar kitos kraujagyslinės katastrofos, tai tu išvengi ir demencijos. Tai yra visiškai suprantama. Grandinė einanti. Taip. Labai dažnai būna Alzheimerio liga, mišri demencija, kad Alzheimerio liga su vaskulinė demencija dera. Ir matom, kad aiškiai buvo pagal kliniką Alzheimerio liga, o skurdimo metu pamatom, kad yra ir insulto padariniai. Tai blogesnis variantas. Tai tą vaskulinį komponentą galima tikrai gyvenimo būdų eliminuoti. Tačiau kartais sukrenta genai taip, kad Alzheimerio liga, neišvengiamai pasireiškia. Tai būna labai retai. Apie tai net nereikia galvoti. Tai va čia minties ta galia, ar ne? Nereikia dar galvoti apie tai. Taip. Žiūrėkit, tas sveikas gyvenimo būdas dabar tokia kaip kokia, nežinau, prie to 10 Dievo įsakymų toks 11 punktas. Visi stengiasi, visi sportuoja, visi gerai valgo, bent jau kurie protauja ir kurie nori ten kažkaip geriau gyventi. Kaip jūs įskirtumėt vis dėlto, kas tas yra sveikas gyvenimo būdas pagal jūs? Čia daug faktorių yra. Tai vienas dalykas yra jūsų paminėtas fizinis aktyvumas. Antras dalykas tai yra mityba. Trečias dalykas tai yra miegas. Ketvirtas dalykas tai yra streso eliminavimas. Tie visi faktoriai, kurie, palaiko gerą buvimą. Ir tas geras buvimas tai yra ligų prevencija. O kai kuriais atvejais net sergant ir užsiimant, laikantis tų Dievo įsakymų, galima greičiau pasveikti, lengviau sirgti. Neduot lygą išsivystyti. Žodžiu, žmogus negali atsipalaiduoti. Jis turi vis dėlto dėl savęs kauti su savimi, ar ne? Matot, kaip tik reikėtų atsipalaiduoti. Reikėtų kaip tik atsipalaiduoti. Bet tas teisingas kelias, tie teisingi bėgiai turi būti taip, kad jie nekeltų įtampos. Suprantat? Ir kai visada, kada rekomenduojam fizinį aktyvumą, ar kada rekomenduojam dietą, negali būti maniakinis požiūris. Kad būtinai man kasdieną dabar
kardio treniruotę, 2 kart per savaitę aš einu sukandęs dantis į jėgos treniruotę, kad aš laikausi, kad aš tik salotos lapą valgau ir, reiškia, ar pienės tenai, jokių būdų. Nes kaip Jungas sakė, perdėtas susirūpinimas savo sveikata tai yra neurozės požymis. Ir iš tikrųjų, labai daug ateina pacienčių ir pacientų, kurie perdėtai ir čia jau yra nerimo sutrikimas. Hipokondrikai. Galima ir tokį terminą vartoti. Tai yra svarbus dalykas. Todėl tas turi būti malonu, linksma ir tas turi būti iš vidaus. Tu turi suprasti, kad tu rūpinėsi savo sveikata, bet tai yra tikras tavo įsitikinimas, o ne priverstinė kažkokia tai išmokta svetimų primesta dogma. Tai gerai, tai kaip atskirti, kur yra takoskyra tarp to perdėto susirūpinimo savo sveikata ir suvokimo, jog kažkas su smegenim darosi blogai. Pavyzdžiui, užmaršumas, tiesiog kaip vieną pavyzdį paimkim. Žmonės dažnai užmiršta. Ir aš pati kartais, aš kalbu su žmogum, kurio nemačiau ten 5 metų, aš galvoju, Dieve, aš jį pažįstu puikiai, koks jo vardas, paskui grįžta tas. Tai ar čia perdėtas informacijos rautas ir mes užblokuojam tos smegenis tokiam žiniom reikalingom, nereikalingom, ar čia jau reikia rūpintis ir galvoti apie savo smegenų higieną ir sveikatą? Greičiausia, kad čia yra paprasčiausias užmaršumas ir tai nėra patologija. Toksai lengvas kognityvinis sutrikimas, negi nesutrikimas, o toks lengvas amnestinis sindromas, pervargus, įtampos metu, streso metu viską gali užmiršti. Streso metu savo pavardę gali užmiršti ir taip toliau. Bet rūpintis savo, taip sakant, nervų sistemos, tai reikėtų. Ir jeigu atsiranda kažkokie tai simptomai, židininiai, kaip mes vadinam, neurologai, tai aišku gerai būtų visada atlikti tyrimą. O dabar praplėskit židininiai, ką jūs turit galvoje? Pavyzdžiui, atsiranda kažkokie svaigimai, regos sutrikimai, kalbos, ryjimo, rankų nutirpimai, kojų nutirpimai ir praeina tokie banguojantis, tokie. Tai ir jeigu tai yra susiję ne su vidaus organais kita kalba, bet jeigu tai galima įtarti, kad yra susiję su galvos smegenim, tai aišku geriau visuomet atlikti tyrimus. Ir šeimos gydytojas galbūt ir ne visuomet gali nekreipti dėmesio. Kitą kartą galbūt ir nereikia kreipti dėmesio, bet geriau atlikti tyrimus modernius ir pasižiūrėti, ir tikrai nėra ko. Tam, kad užbėgti už akių. Nes aš visuomet sakau, kad centas profilaktikos, geriau perlenkti lasdą, centas profilaktikos yra svarbesnis už 100 eurų gydymo. Ir aišku, profilaktika tai ne tik tyrimai, bet ir tas sveikas gyvenimo būdas su tais faktoriais, kuriuos paminėjau. Ir žinoma, dar čia norėčiau pridėti ir naudojimą visokiausių papildomų priemonių. Pavyzdžiui, papildai ar kokios papildomos? Taip, yra baziniai papildai, kuriuos praktiškai mes turim, gyvendami civilizuotoje visuomenėje, vartoti. Kurie? Išvardinsiu. Visų pirma, tai omega 3. Ir geriausiai optimalių santykių su omega 6. Eikozapentaininė, eikozahistaininė rūgštis. Čia privaloma yra, jie nesigamina organizme. O kad gauti iš maisto, tai labai sunku, to labiau, kad žuvis ar tam tikri dumbliai, kurie turi daug, tai dažniausiai būna užteršti, toksiški. Tai yra pirmas. Antras, 80% žmonių kenčia nuo vitamino D stokos. Ir netgi besideginantis saulė, nebent jeigu jau kokiam nors geram kurorte tenai išsikepinę, tai dabartinė pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija rekomenduoja būtinai būti 30 minučių. Saulėje. Taip. Tai jeigu nėra, jeigu nėra, reikia būtinai naudoti. D. Ir tam tikrą dozę. Trečias dalykas tai yra... O kokią dozę? Nesgi visi eina ir perka 4 tūkstančius, kai kas net siūlo 10 000. Kasdieną. Bet bent jau 2000 gero, nes čia irgi yra D3. Gero gamintojo, prestižinio gamintojo, su gerais atsiliepimais.
Toliau magnis. Magnis privaloma, dėl to, kad jis dalyvauja įvairių procesų kaip kofermentas, kaip medžiaga, kuri padeda vykti reakcijom. Va. Bet Jokūbai, tą magnį, pavyzdžiui, dabar jį integruoja įvairiausius papildus. Kiek jo reikia suvartoti? Kokią dozę per parą? Nu, matot, čia su magniu yra taip irgi nepaprasta. Koks magnis? Biglicinatas, L-treonatas. Tai aišku, ne koks magnio oksidas. Turi būti dozė 200-400, bet grynos substancijos. Ne druskos, kuri paskui neprasiverčia. Todėl reikia, kada jūs turit magnio kažkokią tai preparatą, reikia žiūrėti, kiek yra gryno magnio, kuris pateks. Kuris bus, tai vat, omega-3, D3, magnis, probiotikai būtinai. Bakterijos. Taip, dėl to, kad mūsų žarnyno sveikata, tai praktiškai mes esam tik tai šitų bakterijų transportas. Šmėjos kursuoja. Tai žinoma, yra tasai per nervus vagus, per 10 nervų porą ryšys, žarnyno smegenų ryšys ir mūsų emocijos, mūsų nuotaika, depresijos įvairios, netgi sako, kad šizofrenija galima būti siejama dėl to ryšio sutrikimo. Nervus vagus, tai visi žino, tai jau bjaurus dalykas jis, ne? Tai yra parasimpatinės nervų sistemos dalis ir tai yra, taip, ką dar nepaminėjau. C vitaminas nubrauktas jau šiais laikais. C vitaminas ir cinkas, tai kaip imuniteto stiprintojas, tai gali būti, nereikia jo atidėti. Nereikia. Aha. Ir gerus, brangius, pačius geriausius multivitaminus. Ir yra tokios nuomonės, jūs čia su tais, čia nieko jūs čia nedarot, jūs čia tik tai, taip sakant, duodat uždirbti farmacinėm kompanijom. Ne. Yra tyrimai ir yra anglų tyrimas ir knygoje aš tą įdedu, kad vitamino C kiekis braškėse, obuoliuose 60-80% yra mažesnis. Nutricientai tie visi. Dabar šiuolaikinė maiste jų nėra. Nėra. Tai kur močiutė valgydavo obuoliuką, o kur nusipirkė obuoliuką iš nenoriu sakyti, iš Maksimos. Iš bet kurio prekybos tinklo. Supranta, tai yra didelis skirtumas. Todėl mums reikia būtinai šito, jeigu norim palaikyti gerą. O jau nekalbu apie B6 ir apie kitą visą tą galų gale B12 yra labai svarbu. Dėl to, kad kenčiam nuo anemijų. Labai daug ateina pacientų su labai žemu feritinu, geležies kiekiu. Ypatingai tas yra svarbu vegetarams ir veganams. Aš ne prieš, aš labai gerbiu ir labai žiūriu su tokiu, pagarbą, taip sakant, iš apačios į tuos, kurie labai laikosi, bet jie labai rizikuoja. Todėl jiems būtinai reikia vartoti. Jūs pats vartojat visą tai, kai išvardinot? Taip, multivitaminų tik nevartoju, o štai ir omega-3, ir magnį, ir probiotikus vartoju. Ir jaučiat, kad jums padeda? Aš nežinau, čia matot, ką reiškia, nesusergi, tai gal padeda, o gal nevartotum, tai gal visai paliegęs, gal iki jūsų nedaičiau. Jokūbai, kai mes susitinkam parke, jūs vaikštot su lazdom. Taip. Ir su šuniuku. Taip. Kiek metų jūs taip darot? 15 gal. Gal 15. O ką jūs burnoje teliuskuojat visą laiką? Burnoje teliuskuoju, tai aliejų. Kokį? Kokoso aliejų. Kokoso aliejų, jisai detoksikuoja perselių liaukas, toksinai visi įsiskiria. Suaktyvėja kraujotaka, selių. Čia senas ajurvedinis, šiandien aš sugalvoju. Aš šitą skaičiau, bet man įdomus jūsų pagrindimas, kaip neurologo, kaip mokslo žmogaus. Eina toksinai, visi sueina į seilės, paskui išspjauni, išsivalai, liežuvį nusivalai, dantis išsivalai 3 minutės ir taip detoksikuojasi. Tai aišku, tai detoksikacija mikroskopinė, bet visiems tai yra detoksikacija. Tai yra kiek laiko teliuskuojat? 19 minučių. 19 galima ir ilgiau, jo. Jeigu norit, galima ilgiau. Kitas dalykas, tai dantis balini tuo.
Nežiūrėk, gal jie nėra labai balti, nuo kavos dabar. Taip. Nuo kokoso aliejus. Galima saulėgrąžų. Ir saulėgrąžų aliejus, jisai turi pabalti. Bet dabar prieš saulėgrąžų aliejų labai didelė yra opozicija. Bet prieš tą pramoninį, tą blogai įspaustą, išvalytą, tą tokį tyrą. Prieš visus. Ne, prieš saulėgrąžų, prieš alyvuogių, ne, alyvuogių tai visi pagalvoja. Alyvuogių taip, bet aš turiu galvoje, kad mes kalbėjom su daktarė dietologė, tai nesakė, saulėgrąžų šiaip yra gerai, yra aliejus geras, įskyrus va tą modifikuotą visokį ten išbalintą, išgražintą, išskaidrintą, va tas yra blogis. Tai rafinuota. Rafinuota. Galbūt, nesiginčysiu su dietologais, jie geriau žino. Gerai, dabar žiūrėkit, daktarė, prieikim prie tokio dalyko kaip galvos skausmai ir migrena. Vėlgi, aš kažkaip nežinau, vis tiek aš jau pagyvenus esu. Aš savo gyvenime neatsimenu. Ačiū labai. Aš savo gyvenime neatsimenu, kad taip dažnai žmonėm galva skaudėtų ir būtų migrenos. Dabar kažkokia irgi vėl masinė epidemija. Jūs susidurėt su tokiais pacientais? Labai dažnai. Labai dažnai. Čia yra įtampos. Tai yra nebūtinai migrena. Migrena yra viena iš galvos skausmų formų. Yra labai dažnai įtampos migrena. Vaskulinė cefalgija. Ir taip kaip ir demencijų yra N formų, taip ir galvos skausmų yra N formų. Didžiulė klasifikacija. Sunku ją net išmokti. Hortono visokios lygos. Tai jų padažnėjo iš tikrųjų. Labai dažnai klaidingai diagnozuojam, kad tai yra migrena. Migrena turi griežtus savo kriterijus. Ir kartais, noriu pasakyti, migrena tokia tikroji, jinai yra simptomas kitos ligos. Todėl reikia būtinai sergant migrena eiti pas gydytoją ir išsitirti. Kokie yra migrenos požymiai? Kalba, aš turiu draugę, kuris sakė, labai suriškėja vaizdai, kažkas atsitinka ir tik po to ateina tos skausmo bangos. Taip, čia yra aura. Ir po to pranašai ir po to galvos skausmas. Čia yra tipinės migrenos aura klinika. Bet tai kartais gali būti aneurizmos simptomas. Čia blogiau. Taip, kuri gali trūkti ir sukelti insultą ir mirti. Tai todėl visuomet reikia eiti pas daktarą, kad padarytų tyrimus. Tai nelaukti, kol praeis, ar ne? Jeigu yra įprastinė, jeigu senai tau nustatyta, tau padeda tipiniai vaistai, kuriuos skiriam. Tarp kitko, migrenos gydymas labai ištobulėjo, labai daug naujų visokiausių priemonių. Tai nereikia. Bet jeigu atsirado naujas, netikėtas, tai iš karto bėk. Nieko nelauk. Bėk. Žiūrėkit, anksčiau vaikam galvų neskaudėdavo. Dabar kas antras vaikas turi galvos skausmą. Maži vaikai, kurie tik pradeda eiti į mokyklą, jiems skauda galvą kartą per mėnesį, pavyzdžiui. Vėlgi čia įtampos dalykai. Ar čia ekranų dalykai? Yra ekranų, jo. Čia gyvenimo būdo. O ką daryti, kaip tuos vaikus čia kaip kam. Kalbos nėra, kad ir tą mėlyną spalvą, mėlyną šviesą reikia riboti ir sudaryti daugmaž komfortinės sąlygas, bet matot, čia kartais yra toks pabėgimas escape į lygą, kada visi nori, kad būtų komfortas. Mokykloje nesimokyti reikia, kad būtų patogu mokiniui, suprantat? Mokykloje reikia mokytis. Bet mes visigi mokėmės. Taip, dabar yra toks požiūris, čia verčia mokytis, čia mokykloje aš jaučiuosi blogai, man yra nerimas, man galvos skausmas. Ne, mokykloje reikia mokytis, tai turi būti mokslas. Turi išmokti, o ne baigti mokyklą ir nemokėti daugybos lentelės. Tai tas įtampas ir požiūris, toks pabėgimas į lygą, kitą kartą jisai perdėtas, kitą kartą tas galvos skausmo toksai iškėlimas nėra pagrįstas. Ir hipodinamija, fizinio aktyvumo stoka. Dabar žiūrėkit, mūsų šaukiamieji, didelis labai nuošimtis šaukiamųjų yra fiziškai negali eiti tarnauti. Kur tai matyta? Kur tai matyta? Tai anais laikais, kai būdavo tas visa kita, ten dosafai visokie, civilinė gynyba, nebuvo šitaip. Tai gyvenimas eina į gerą ir labai sparčiai, ir labai, stipriai, bet yra ir minusų. Tai kaip to Romos imperijoje? Prisigyveno iki to, kad paskui nušlavė viską.
Gerai buvo. Buvo gerai. Čia vėl jūs prie Marko Aurelijaus pareiškite. Mėgstu aš juos, man jie patinka. Žiūrėkit, neuromokslininkai teigia, kad išsigelbėjimas nuo visų šitų blogybių, ką mes čia šnekam, ir tiem vaikam, ir tiem suaugusiam, yra streso nebuvimas ir jėgos sportas. Kaip gyventi be streso? Jūs prirašėt knygų, išaiškino, davėt patarimų, bet ar jūs pats, pavyzdžiui, sugebat gyventi be streso? Matot, labai yra gerai tikinčiam žmogui arba žmogui, kuris konversuoja tą tikėjimą į rytų išmintį, į meditacijas. Arba gali būti vakarų meditacijas. Tai mokėti atsipalaiduoti tą smegenų bangas, tasai visas alfa, beta, gamma, sustatyti į gerą pusiausvyrą, tai irgi reikia, taip sakant, stengtis tą daryti. Tai yra kova su stresu. Nes stresas galų galiai jisai užveda visus mechanizmus, kortizolio išsiskyrimas jis užveda visus ir kraujagyslinius mechanizmus. Ir galima ir probiotikus naudoti, ir kraują skystinti ir visa kita, o didžiulis stresas kelia kraujospūdį, sutrinka inkstų veikla ir taip toliau ir panašiai. Tai žodžiu, kova su stresu yra labai svarbus dalykas. Ir už tai neatsitiktinai tokie populiarūs yra ir pas mus, tarp kitko, psichologai, psichoterapeutai. Suprantat, nesakau psichiatrai. Psichiatrai irgi turi savo vietą ir labai labai svarbę. Ir visokie mokymai. Tai kiekvienas turi pasirinkti savo kelią ir eiti tuo keliu, kad kovot su stresu. Laimingi yra tie, kurie nuoširdžiai tiki. Kurie tiki dogma, kurie lanko, kurie supranta, kurie žino, kad gyvenimas nesibaigia, tvirtai to tiki, bet tokių yra nedaug. Visi galbūt šiek tiek tiki, bet ne taip giliai. O žiūrėkit, aš kažkur mačiau, jūs tą teiginį neatsimenu ar savo laidoje, ar jūsų knygoje mačiau, kad tas tikėjimas yra tokio stiprumo ir nebūtinai, kad tikėjimas Dievu, kad gali būti ir kitokiam formom tikėjimas, kad jisai netgi gali prevenciškai paveikti degeneracinės ir smegenų neurologinės ligas. Tai čia epigenetika. Epigenetika, jo, taip grįžtam prie to gyvenimo būdo. Taigi tikėjimas yra vienas iš gyvenimo būdo elementų. Tai žinoma. Ir stiprus tikėjimas, daug labai žmonių, pavyzdžiui, ir įsigydė nuo onkologinių ligų. Su optimizmu, su tikėjimu, su pasitikėjimu, davė tokį signalą, kad net pradėjo tos, reiškia, pakitusios ląstelės, mutavusios, sugrįžo išnyko, įsijungė autofagijos mechanizmą, jas išnaikino. Tai autofagijos mechanizmai pasirodė stipresnė negu onkologiniai šitie procesai. O jūs savo akimis matėte tokių stebuklų, kaip beviltiški ligoniai vėl atsistojo? Jo, ne vieną. Ne vieną? Ašgi dirbau daug metų tokiam neurologiniam skyriui, vadovavau jam, kur būdavo labai sunkus ligoniai. Ir nesuprasdavom mes, kaip čia taip gaunasi. Labai gerai prisimenu, kaip ir artimųjų labai čia svarbi yra įtaka. Ir kitą kartą galvoju, kad tikrai čia yra mistika. Kaip pavyzdžiui, sėdi mama ištisai meldžiasi, rodo šventuosius paveikslėlius ir visa kita ir atsimerkia. O jau atrodo beviltiška pacientė. Tai ką aprašinėjau aš. O žiūrėkit, tada krypstam toliau. Tai gal tada tie visi liaudės užkalbėjimai, kai būdavo tos moteris, kurios kažkaip neburdavo, bet jos užkalbėdavo tam tikras ligas. Jūs tą pateisinat, šiais laikais to turbūt nebėra, žmonės juokiasi iš to. Sako, dabar jau eik pas užkalbėtoją, kai jau ten... Taip. Taigi ir alkoholikus išgydydavo. Užkalbėtojos? Šitas... Jo, kai duodavo tokią programą ir alkoholikas mesdavo gerti. Ir aš tokius mačiau ir vienam buvusiam ministrui, psichiatrui, mes su juo ginčijomės klube, jisai buvo atėjęs, jis sako, aš irgi mačiau tokiu atveju. Profesorius psichiatras, jūs jį gerai žinot, aš neminėsiu vardą, jis dabar labai didelis politikas. Iš tikrųjų, tai yra kodavimas vadinamas ir tų babučių užkalbėjimas rožės ar kokių kitų ligų duoda efektą. Nepaprasta. Dėl to, kad stimuliuoja tokius organizmo procesus, kurie sukelia sanaciją.
ir kitą kartą mes nežinom, ar leukotrienai čia įsijungia, ar kas įvyko. Sunku pasakyti, ar tai limfocitai, ar makrofagai pasidarė aktyvūs, kurie kovoja su infekcija. Bet tai yra faktas. Tai jūs kaip mokslo atstovas to neatmetat? Ne. Reikia bandyti ir tai, jeigu nėra kitų. Jokių būdų. Tiesiog tai nėra įrodyta, tai nėra parodyta tyrimais, evidence-based tyrimais. O jeigu kas nors darytų tokius grynus tyrimus, tai galbūt ir įrodytų. Nes juk daug dalykų, kurie buvo anksčiau, atrodė, kad erezija, absoliuti erezija. Palaipsniui jie tapo kaip oficiali medicinos mokslo įrodymais pagrįsta medicina. O kodėl medicinos mokslas iki šiol, pavyzdžiui, neišgydo tokios ligos kaip nemiga? Žmogus juk su amžium kažkodėl tai praranda miego kokybę. Jūs, pavyzdžiui, gerai miegat? Nelabai. Ne. Nu, aš irgi nelabai. Kad ir vaikštom, ir sveikai gyvenam, ir nelabai. Nu, jei susitaikyti reikia su tuo. Susitaikyti, aišku, tad miegas yra labai svarbus dalykas. Tai jūs paminėjote iš tų 12. Tai labai svarbus dalykas. Reikia tada kompensuoti tą miegą dienos miegu. Kai kuriais atvejais reikia vaistų. Jeigu ta nemiga užsitęsia, reikia vaistų. Dažniausiai tie vaistai, jie sukelia, tokį nefiziologinį, tą rapid eye movement, lėtą, greitą miegą, tas fazės ir stadijas apeina, ten sumaišo, nes tą greito miego reikėtų, kad valandą būtų per naktį. Bet tai reikia kompensuoti. Amerikonai, pavyzdžiui, melatoniną geria ten, nežinau, gramais. Pas mus iki 1 gramo tu gali nusipirkti. Ne, 10 mg galima gerti. Galima, bet jau su receptu. Taip, šitas yra antioksidantas, jis labai stiprus. Jisai labai veikia prieš laisvuosius radikalus. Čia yra gera priemonė. Kaip ir pateisinat, kad melatoniną reikia vartoti? Ne, aš nevartoju. Galima vartoti, jeigu padeda labai gerai. Bet paskui dozę reikia didinti. Ir galų gale pasidaro psichologinė priklausomybė. Jau tas miego sutrikimas tau praeina, bet tu jau negali, buvo neišgėręs. Aš dažnai pasakodavo studentams tokią vieną istoriją, kaip aš tik pradėjau dirbti pirmoj tarybiniai ligoniniai. Vasario 16-osios dabartinė gatvė. Ir pas mane buvo ligonis toksai gulėjo. Ir jis sako, nemiego, visiškai nemiego. Aš jaunas daktariukas jam paskiriau tokį vaistą, būdavo toks dimedrolis. Oi. Žinot. Aš žinau, man kažkada buvo pašėrė kažkas jo. Jo. Jisai migdo. Jisai antialerginis, bet jis migdo. Jis antihistamininis. Ir tas ligonis, jisai, seselė jam atnešė ligą. Aš kitą rytą ateinu jau vizituoti. Jisai guli, aš sakau, kaip mėgoti. Sako, daktarė, ačiū jums, labai išsimiegojau. Tai tikrai. Žiūrėjau, sakau, taigi guli. Sakau, tas guli, kitas. Oi, sako, Jėzus Marija, sako, guziką prarijau. Puikiai išsimiegojo. Suprat, čia tai anekdotas. Taip. Todėl nebūtina prisirišti prie migdomųjų. Dabar, tarp kitko, yra migdomasis vienas labai brangus. Jis yra prieinamas ir pas mus, kuris neva tai sukelia fiziologinį miegą. Bet aš rekomenduoju tik tai išskirtiniais atvejais. Pats niekada nevartojau. O kai kurie iš viso sukelia priklausomybę, kai kurie dabar yra prilyginami, kad pusiau narkotikams ir labai apribotas jų išrašymas. Žodžiu, problema yra. Buvo ta problema, yra ir bus. Nereikia iš to daryti ypatingo. Problemos. Iš problemos nedarom problemos. Taip. Šiandien nemiegi, rytoj nemiegi, poryt išsimiegosi. Arba susitvarkyk taip, kad galėtum dieną tą turėtų tokią siestą. Tai nėra tokio tiksliai, kad reikia 8 valandas visada išmiegoti. 7 valandas 20 minučių. Taip. 7:20. Jo. O kiek, pavyzdžiui, jūs išmiegat? Gal išmiegu, gal ir ne. Neskaičiavau. Bet reiškia be problemų. Galima užsiprogramuoti ir savo miego struktūrą, bet labai tas netikslu. Netikslu somnologai, tie gydytojai, kurie gydo nemigas, tai žiūri skeptiškai tai. Dabar dar pakalbėkim tokią temą. Šeimose daug kas turi tuos sunkius ligonius, tuos neurologinius ligonius.
mes jų nepagydysim kalbom, bet mes galim padėti tiem žmonėm, kurie yra greta, šeimos nariam, artimiesiam, kurie tikrai labai sunkiai gyvena, išgyvena. Ir aš pati pažįstu žmonių, kurie susirgo beslaugydami sunkius ligonius. Kaip, ką su savim daryti, kad būtum sveikesnis ir kad padėtum ir kad pats išliktum? Taip, 60%, taip, tokia yra statistika, straipsnių tokių plačių studijų, 60% susirga lengva arba vidutinė depresija slaugytojų, artimųjų, neprofesionalių slaugytojų. Tai yra negerai. Tai kaip problema yra, turi būti sprendžiama. Turi būti profesionalų slaugytojai, turi padėti, pirma. Ir antra, turi būti slaugytojų institucijos slaugimo. Slaugos namai, pensionatai, ligoninės, kurias galima būtų pakliūti ir kurios teiktų tą pagalbą slaugimą. O baustis patiems ir kankintis iš paskutinių, tai labai daug žinomų žmonių, savo mamą ten ar tėvelį iki pat galo slaugė ir jau paskui nuo to slaugimo jau praėjo visa meilė, praėjo visas prisirišimas, jau nebegali žiūrėti, nebegali namo eiti, pagalvoja apie tą baisų vaizdą ir tą baisę aplinką. Tai žodžiu, problema. Daug kas dar kelia tokį dorovinį klausimą, kad vis dėlto kaip aš atiduosiu savo artimą žmogų, mamą, tėtį kažką kažkur, į kažkokį, į prieglaudą, sako, į prieglaudą. Taip, kiti ir žudasi žmonės. Nu, čia požiūrio klausimas. Neteisingai čia. Neteisingai, Neteisingai. Aišku, kalbos nėra, nebūkim tokie maksimalistai. Visai būna, bet šiaip reikalinga yra pagalba. Kažkas turi tau pakišti petį. Ar tai institucija, ar tai kitas žmogus. Arba bent jau pasidalintą naštą, ar ne, kad ne 100% laiko būtum naktim dienom, ar ne. Žiūrėkit, dar savo knygose jūs rašo tokį dalyką, įdomus, kad vienišumas yra vienas iš tų dalykų, kuris vis dėlto blogina neurogeneracinius dalykus. A kaip gyventi, jeigu žmonėm, taip, pavyzdžiui, finale vis tiek visi lieka vieniši. Finale, po vieną mirštam. Kitas dalykas, yra tie didieji pasaulio miestai, New Yorkai, Londonai, kur iš vis tendencija gyventi po vieną. Žmonės nebekuria santokų, nebeturi, nebekuria šeimų, nes yra paprasčiau, ekonomiškiau ir fainiau vienam. Tu pats savo esi ponas. Tai ką, ateityje susirgs tom ligom liūdnom visom? Nu, matot, čia problema irgi yra nepaprasta. Yra intravertai, kuriam geriausiai yra vienam. Suprantat? Aš galbūt noriu sėdėti ant jūros kranto, ką nors apsikabinės, su kuo nors kalbėti. Suprantat? O yra, kas nori sėdėti ant jūros kranto vienas ir jam tėvį nervuoja kiti. Tai, žodžiu, intravertams ir tokiems neintravertams yra skirtingas požiūris. O šiaip vienatvė kalbos nėra tas išorinis poveikis, kuris mažina intelektualinį tą darbą, tai kalbos nėra, kad jis skatina demencijas. Ir vieniši žmonės, ar ten, pavyzdžiui, kaliniai įkalinti, tai kalbos nėra, kad jie po truputį ir tas Lanceto tuose faktoriuose silpnaprotystės išsivystymo, įgytos, neįgimtos. Vienišumas yra vienas iš pagrindinių faktorių. Taip, tai mažina intelektualinį sugebėjimą. Nu, nėra su ko pakalbėti, nėra su ko aptarti, nėra su ko paplėtkti. Nu, tai mokykis japonų kalbos. Ką? Nu, čia teorija, kad nieks nesimoko, čia vienetai, kas mokosi. Yra kiti žaidimai, filmai, ekskursijos, parodos, skaitymas, nebeleko skaitymas, bet ypatingai žaidimai. Tie žaidimai, kurie įtraukia. Ne visiems galbūt jie patinka, iš pradžių galbūt atstumimas, nes yra per sunku, bet paskui įsitraukus dabar, kada yra, kaip mes esam kompiuterizuoti. Turit galvoje tos protmušius, kai protaujama. Ne tik protmušiai, bet ir žaidimai, visokie dėlionės, visokie šaudyklės, visokie žaidimai, jie ypatingai neuromediatorių aktyvumą skatina. Tai vienišumas nėra, yra tokia, bet kalbos nėra, kad šiaip reikia turėti 5 draugus. Jeigu įmanoma.
Čia prabanga 5, dažniausiai tikrų draugų yra 2 kokie arba 3. Taip, sutinku. Pritariu, bet taip yra skaitoma, kad reikia turėti tikrų draugų, kuris tau viską atleidžia. Tave ir suėmė į kalėjimą, pasodino tas draugas, tavęs neišdavė, o jis tavo pusiai. Ar tu ten pasidarai didžiulę gėdą ant viso pasaulio, visienis tavo pusiai. Tokių yra labai mažai. Bet reikia tokį turėti, kuriam viską gali papasakoti, kuris tau gali viską papasakoti. Ir jūs persiliejat, kaip susisiekiantys indai. Tai va, čia yra vienišumo problema, bet vienišumas tai aišku yra problema. O kas liečia didžiuosius miestus, tai matot, kai kada ekonominės sąlygos tai priverčia. Ekonominės sąlygos. Bet ar jie susirgs tie žmonės, ar čia tiesiog yra toks didesnė gyvenimo? tikimybė faktas. Tai pagal Lancetą. Didesnė tikimybė. Iš vis kaip jūs prognozuojat, kur eis tos visos neuroligos? Ar jos bus suvaldytos kažkada ir išnyks kaip grupė, kaip kokie timai, ar kažkas buvo suvaldyti skiepais? Tai čia irgi vieną kartą padarysim ir pamiršim. Kad visai, tai nemanau, kad išgydysim. Bet kad palengvinsim, jau prie to eina. Kaip ir Parkinsono lygos atveju. Kaip ir tikimės, kad demencijų, Alzheimerio lygos konkrečiai atveju. Po truputį palengvinsim tą. Nes kuo sensi labiau visuomenė, tuo daugiau šitų neurodegeneracinių atsiranda, išlenda. 1% yra 60 metų, 70 metų, 80 į 90. Jau 40% susirga demencija, 90%. Taip, kaip ir nėra labai prasmės gyventi iki 90. Tai suvaldyti tą procesą, tai bus toks suvaldymas. Bet suprantate, tada atsiranda kitos problemos, atraminio aparato, dubens organų funkcijos sutrikimai, vidaus organų disfunkcijos. Žodžiu, ilgamžiškumas tai nėra tokia jau panacėja. Geras, orus ilgamžiškumas, sveikas, taip, to mes siekiam visi. Bet toksai tiesiog, kad dėl skaičiaus gyventi. Mano ten gyveno 92 metus, o kaip gyveno 10 metų gulėjo ant lovos ir sienas kakom. Tai kaip ir tas 120 metų terminas, kuris yra apibrėžtas, kad žmogus gali laisvai išgyventi 120 metų. Čia spekulacija. Ir tas, beje, ta longevity teorija, kad čia dabar atsirado longevity specialistų. Taip. Visi ilgina gyvenimą. Aš pati neslėpsiu, aš seku, pavyzdžiui, tą Davidą Sinclairą iš Harvardo. Labai įdomu jo klausyti. Žmogus, kuriam turbūt 50 kiek metų, atrodo kaip 30 metais visiškai. Ir jis ten propaguoja savo būdus, sakykite, kaip jūs į tai žiūrit? Teisingai žiūriu, dėl to, kad tai, visų pirma, tai yra verslas. Pirma yra verslas. Antra, blogų tenai ne Markas Hymanas, nei kiti, ne Sinclairas, blogų dalykų nesako. Teisingai viską sako, reikia sekti. Dėl to, kad tai dažniausiai būna pagrįsta, įrodyta, patvirtinta, o dėl kad jisai atrodo 30 metų, tai dar nieko nereiškia, kaip atrodė 70 metų. Bet aš jokių būdų neneigiu. Teisingai, viskas yra čia gerai. Ir tos visos anti-aging, tie visi judėjimai, tai yra labai labai teisingi. Labai gerai, jie labai progresyvūs. Kai kada būna kraštutinumai, kurie nuveda ten kokią karnivorinę dietą, kur žodžiu. Bet beje, apie dietas, taip su profesoriu Munikausku kalbėjomis labai įdomiai maitinasi. Jisai iš esmės karnivorinę dietą turi, nes maitinasi kepsniais, kiaušiniais ir sviestu. Ne visai karnivorinė, bet tokia. Ne visai čia. Bet kasdien suvalgyt po steiką. Kaip dažnai, pavyzdžiui, jūs valgot mėsą? 3 kartus turbūt. Per savaitę? Ne. Bet gerą mėsą, jau pasirenka tokią gerą. Kaip išeina. O tai kas jūsų pagrindinis tas kasdienis maistas, kuo jūs gyvas esat? Baltyminis. Daugiausiai baltymai ir daržovės. Pieno produktai, daržovės. Pieno produktų mažiau. Mėsa, daržovės. Žuvis? Žuvis, taip. Baltymai ir daržovės. Saldumų, bandelių? Kartais nesusilaikai. Oi, kaip žinau šitą, kaip tiesiog atrodo net numirsi vietą. Čia insulino jau rezistentiškumas pramuša jau. Kitą kartą norisi, atrodo, bet reikėtų, nes lėtinį uždegimą skatina.
kuris irgi yra visų lygų, taip sakant, toksai pagrindas. Tie visi saldumai ir viso tie miltiniai, ar ne? Miltiniai. Jo, tai dabar visi jau pradėjo apie tai kalbėti, kad uždegimai tie vidiniai yra patys baisiausi dalykai, kurie paskui generuojasi į kitus dalykus, ar ne? Taip, tai va čia pavyzdžiui atsisakymas tokių, tai vėlgi yra epigenetinis poveikis. Suprantat? Jeigu jūs tą eliminuojat ir sveikai gyvena, tai jūs neleidžia tiem blogiem genam pasireikšti. O jeigu jūs tik tai pončikus valgot visą laiką, kiekvieną dieną po 4, tai tas genas tada blogas išlenda. Man labai patiko jūsų mintis apie tai, kad mirtis nėra ta deadline'as, nėra ta linija, kurioje mes žūstam ir kurioje mes kaip ir nebeegzistuojam. Jūs sakot, kad mes periname į kitas formas, kuriuose mes jau esam buvę, tik tai savo egzistencijų neatsimenant. Paaiškinkit tai, tiksliau palengvinkit tą mirties sunkumą. Nu, supranta, čia yra mano nuomonė, aš jokių būdų neoriginalus, aš esu prisiskaitęs, prisiklausęs, prisižiūrėjęs ir palinkęs prie to požiūrio, kad mirtis tai yra vienos materijos formos perėjimas į kitą. Ir kad, žodžiu, nemiršta mūsų. Nu, fizinis kūnas išnyksta, bet kas yra fizinis kūnas? Tai yra autobusiukas, tai mašinėlė, kuri mus vežioja po visur. O tai, kas yra čia, jisai tikrai nedingsta. Bet čia turi daug definicijų. Tai ir siela, ir dvasia, ir intelektas. Čia prasideda įvairių filosofinių krypčių, toksai persipinimas, kuriame sunku susigaudyti. Tai žodžiu, sakykim, ta siela, jeigu imkit, jinai nemiršta. Tai mes nemirštam. Fizinis kūnas mūsų išnyksta, o mes pereinam į kitą būvį. Ir nemirsim. Ir mano mama yra čia kažkur, tai ir tėvelis yra, ir visi. Aš tai girdėjau tokią tiesą, kad mes nemirštam tol, kol mus kiti atsimena. Nu, čia kitas aspektas. Mes nebeegzistuojam. Ir baisiausia, kad jau sako, 3 kartoje, po 3 kartų nieks jūsų nebeatsimins. Nu, jūsų laidų prirašėt, tai gal žiūrės. Ai, nu, tai gal jie kitose ten dimensijose bus, jau gal laidų nieks nebežiūrės. Supratau, mintis gera, man patinka, jinai suteikia vilties ir tokia krikščioniška, sutampanti su tuo, ką... Čia truputėlį netgi pereinant į budizmą. Į budizmą truputį pereinant. Bet aišku, krikščioniškų požiūrių tas rojus, na, būtų gerai. Ten kažkoks debesys, mes ten sėdėme to debesios, tokiai baltais rūbais ir arfą grojam, kojam astaguojam, oi, būtų gerai, žiūrėjome į apačią. Bet abejoju, kad taip. Čia kažkaip kitaip. O pagal budizmą tai reinkarnuojamės į kitus. Tai greičiausiai, kadangi budizmas, matot, vis dėlto yra žymiai senesnis už krikščionybę. Taip. Tai vis dėlto tas mano požiūris yra artimesnis. Bet aš čia labai primityviai kalbu. Vis dėlto mes, ko gero, neišnykstam ir mes gaunam tą impulsą kitose formose. Ir mes esam kitų būtybių dabar va tokia pasireiškimas. Ir jūs, ir aš, ir operatorius. Dar būtų gerai, kad mes ir atsimintumėm tuos savo ankstesnius. Kai kas atsimena. Kas jo. O tas dežavu čia ne tas? Dežavu tai yra kitas dalykas. Dežavu tai tokia psichiatrinis terminas, žameviu ir dežaviu, bet kai kurie yra, kad Life of a Death, tokių knygų, kad prisiminė staiga pradėjo matyti, kokiam Stambulė nuvažiavę, kad jis čia viską žino. Suprantat? Tokių yra. Ir tai nėra išmislai, tokių yra nemažai. Aš irgi labai stengiuosi prisiminti, gal aš prisiminsiu ką iš kito gyvenimo. Pavyksta nors kartais? Ne, nepavyksta, bet suprantat, staiga kažkodėl tai, nu, čia labai asmeniškai yra. Bet staiga aš pradėjau lenkiškai kalbėti. O jūs nemokėjot lenkų kalbos? Nemokėjau ir tėvai mano nelenkai. Bet jūs iš Vilniaus, tai čia iš Vilniaus, kaip ir fono būta. Nežinau, buvo pas mamą lenkiškų žurnalų. Būdavo. Kobieta Žycė, ten Pšekrui. Būdavo, bet pradėjau. Tai galvoju, ar čia tik tai. O kitas mano draugas labai, nu jau toks jau lietuvis patriotas, kad jau vertėjas ir labai toksai aukšto lygio vertėjas.
kaip sakant, nomina sunt odiosa, vardai neminėtini. Gal visai nenorėtų. Jisai labai mėgsta rusų literatūrą, rusų citatas, jisai žino rusų literatūrą, visokius super patriotas. Tai irgi, ar tik tai mes nebuvom, aš buvau koks nors pas Pilsudskį, o jisai kažkur tai. Bet jūs prakalbot tą tokią gerąją lenkų kalbą, aukštąją, ar puidėm daug turgus kupim viščiukas? Panašiai. Bet vis tiek. Ne. Lenkijoje galvoja, kad aš lenkas. Aš atvažiuoju. Galvoja, kad lenkas? Tai mažai kai kalbė. Kai reikia su pacientais ilgai labai kalbėti, ypač psichiatriniam temam lenkiškai, tai tada pasirodo mano jau, reiškia, kad karalius nuogas. Kad aš nesugebu taip, žinot, psichiatrinė terminologija. Specifika jau čia yra. Jo, bet taip paviršutiniškai, tai taip. Ir geriau negu angliškai. Dar kryptelim į paskutinę vakarienę. Kuo čia jinai taip jūs pakerėjo? Kodėl jūs renkate? Kodėl tie darbai jūsų namuose ir kas čia yra? Irgi nežinau. Čia kalbam apie paveikslus, paskutinės vakarienės replikas, ar ne visokias? Paskutinės vakarienės relikvijas. Pas mane yra daug paveikslų, yra visokių dėžučių, visokių bareliefų, paskutinės vakarienės. Nežinau kodėl. Galbūt dėl to, kad aš Barcelonoje nusipirkau Dalio paskutinę vakarienę, Dalio namuose. Ir nuo to galbūt prasidėjo. Ir kadangi ta pati istorija tokia labai yra, šventa, tokia lūžio istorija, ta paskutinė, ultima cena. Ir po to prasidėjo. Bet šiaip visumoje, kas davė tą impulsą, tai nežinau. O paskui jau prasidėjo tas jau kaip griūtis, jau čia pradedi rinkti ir prisirenki. Bet jūs tai kažkaip vartojat, jūs komunikuojat su tą paskutinę vakarienę? Tai prieš mane kabo kiekvieną vakarą žiūri kiekvieną tą paveikslą. Kiekvieną vakarą. Ir aš visus apaštalus žinau. Ir aš žinau kiekvieno apaštalo istoriją. Ir Judo. Ir yra labai daug klasikinių darbų. Paskutinės, ne tik taip Leonardo. Taip. Ir tų replikų vadinamųjų kitaip replikuotų. Taip, ir visi jie turi tam tikrą, prasmę ir dailininko požiūrį. Tuos darbus tik jūs matote, ar gali tie, kurie pas jūs ateina pacientai? Ne. Nemato pacientai. Megamajam jie. Jokūbai, tai dabar vis tiek, jau mes prišnekėjom visai neblogai, man atrodo. Ir aš dabar galvoju, po kiekvieno pokalbio lieka tam tikrų neatsakytų klausimų. Jeigu žmonės norėtų jūs surasti arba pasikonsultuoti, kur jiems jūsų ieškoti, kur jūs praktikuojate? Tai aš dirbu keliuose darbuose. Hyla centre, Afidėjoj, savo kabinete ir buvusiai Kardelitoj, Melyva, kaip jin dabar vadinasi, bet ten Šiauliuose. Bet tai pavarot biški? Štai. Aš galvojau, kad mes tik parke vaikštam. Kągi, ačiū Jums labai. Aš tikiuosi, kad mūsų kitas susitikimas bus parke, bet aš negalėsiu su Jumis kalbėti, nes vėl tą aliejų teliuskuosit. Dėkui. Tai ir Jūs nekalbėkite, o Jūs irgi su aliejum. Man toliau iki parko, negu jum arčiau. Man, kol aš ateisiu tas aliejus, nežinau, ko pavirs. Ne, tai jisai kaip tik, nieko jis nepavirs. Nepavirs nieko? Ne, jis nieko nepavirs. Būtinai su aliejum. Visiems siūlau tą daryti. Iš ryto? Jo. Atsikeliat, išsiplaunat burną? Nieko neįsiplaunu. Neišsiplaunu. Šaukštelį aliejaus ir plaki. Ir tai daug visokiausių yra būdų. Pavyzdžiui, daug visokiausių ritualų, kurie yra teigiami. Pavyzdžiui, valyti dantis su kairė ranka. Ir taip toliau ir panašiai. O jeigu aš kairę rankę, tai man su dešinė? Su dešinė. Kad kitas smegenų pusrutulį stimuliuoti. Nes motorika, dabar aš mojuoju tą ranką, tai čia motorinė zona mano veikia. O jeigu mojuoju su tą ranką, aš į čia. Va taip padaryti, va. Pratintis. Man nepatogu čia dabar daryti. Jums nepatogu. Operatorius gali va šitą. Pabandykit padaryti. Ką tai duoda, kas čia yra? Smegenų skatinimas. Tai žinot, savo krūtinę trint. Ne. Kita veikia, suprantat, visai kita motorika.
Viena ranka juda taip, kita juda taip. Ai, pagavau. O taip jau man sunkiau daryti. Taip. Jo. Tai čia yra lavinimas tam smegenų. Mesgi smegenų anatomiją labai studijuojam ir centrus, jutiminę, įvairius centrus. Taip? Tai lavinimas įvairių skilčių, frontalinės ar motorinės zonos, ar occipitalinės, pakaušio tai yra, smegenų, taip sakant, o čia ir irgi yra ligų prevencija. Ir nuo kiek metų taip reikia dirbti? Nuo gimimo. Nuo gimimo? Aišku. Gerai. Mokymasis ir viskas vaikučiams, darželis yra labai svarbi įstaiga. Bet čia mes vėl... Čia labai plintam. Jo, vėl... Plintam. Kągi, dar kartą dėkoju aš jums. Jums ačiū. Turiu pasakyti, šitas pokalbis buvo tikrai išskirtinis. Žiūrėkit, nepraleiskit, neprasukit, pasakykit, kad kiti pasižiūrėtų. Nes tie žodžiai, kurie buvo pasakyti, tai ne žodžiai vėjui. Tai tikrai naudingi, paprasti, suprantami dalykai. Kitą antradienį mes vėl nustebinsim jūs. Ir jeigu jums patinka, tą ženkliuką paspauskite, praneškite savo draugui ir pažiūrėkite viską, ką mes rodome. Ir tada bus viskas gerai ir mum, ir jum, ir šiaip mes išgyvensime.